Vyksta paskutiniai pasiruošimai. Rugpjūčio 26-30 dieną Kaune vyks pasaulio šiuolaikinės penkiakovės čempionatas. Apie 200 atletų iš 35 pasaulio valstybių čia varžysis, dalyvaus 5 kovose. Fektavimas, bėgimas ir šaudimas, bėgam šaudom. Plaukimas vyks netoliese esančiame baseine ir kliūčių ruožas. Šiais metais pirmą kartą penkiakoviai neliko jodinėjimo, bet atsirado kliūčių ruožas. Man teko ne tik didelė garbė tapti šito čempionato ambasadoriumi, bet ir priimti iššūkį, sudalyvauti kliūčių ruožo bėgime su Dainium Liutkum, kuris yra iš tikrųjų šito sporto profas. Niekada nežinai, kas bus. Tuo ir įdomus kliūčių ruožas. Gerai, einam, bent jau pamėginam susipažinti su šita trasa. Kas čia manęs laukia? Viena ranka į priekį, trauk save atgal. Šitas sudėtingiausias, bet tau, manau, problemų nebus. Nu, žiūrim. هي على الحلقة يعني الحلقة بتبقى مختلفة. Nu ką, galiu pasakyti, kad lengva tikrai nebus, bet labai įdomu ir gražu. Visus kviečiu arba atvykti gyvai į Žalgirio areną stebėti, arba, kiek žinau, rodys kažką LRT transliuos. Finalai 30 dieną. Penkiakovės čempionatas. Čempionatas LT, visa informacija. Iki.